aš gimiau 39, gegužės 25. Gimiau šitą, kaip nekeista, Joniškėlį. Tenais buvo didelė tų laikų mokykla, reiškia, mokykla, žemės ūkio mokykla prie Smetonos, kaip jie vadinasi, tiksliai nežinau, bet, reiškia, tai ten tėvai buvo mokytojais, dėstytojais dirbo ir ten aš gimiau. O dabar sakykit, ar kažką atsimenat apie iš karo laikų? Iš karo laikų tai tik tiek prisimenu. Reiškia, pirmiausiai, kol dar čia, karas gal prasidėjo, gal, nežinau, kokiais metais dar buvo ramu, Rusas neėjo, tai vienintelį įdomų tokį atvejį atsimenu, kad mokyklai tenais toks buvo prie mokyklos toks darželis, ne darželis, gėlynas. Ir mes ten su vaikai žaidėm ir atvažiavo su motociklu, reiškia, vokiečiai, karininkai, o vežė jos ten eilinis kažkoks. Kažko jie ten ėjo į mokyklą, nežinau, kokiais reikalais, bet tas eilinis davė mums saldainių. Tai tiek man įstrigo į galvą, kad tie saldainiai labai skanūs buvo. O vėliau jau buvo, jau 44 metais turbūt čia buvo, kaip rusai pradėjo spausti vokiečius. Tai suvažiavo čia giminė visai į Raseinius, pas tetą ten gyveno, tai ir sprendė, kur kas ką darys. Tai tėvas nusprendė, reiškia, bėgti į Karaliaučių ir reiškia, į Vokietiją važiuoti. Bet kadangi jisai nusprendė su arkliais važiuoti, tai tuom ir pasibaigė. Davažiavom iki Pagėgių ir čia užtraukė šitą, užraukė vokiečiam kilpą, apsupo juos tenais šitą, toj Kaliningrado srity, kaip sakoma dabar. Ir mes nepakliuvom. Tai ten įdomiai buvo tokia vieta, kiek prisimenu, tokia įsimintina, reiškia, kelias jau prie pat sienos mes buvom, važiuoti į Karaliaučių tenais, ir dega kolona mašinų vokiečių, reiškia. Tai dabar sprendžia, kieno arkliai nebijo ugnies, ar kieno bijo, taigi keliu reikia važiuoti, ten jeigu šone pakliūsi pelkę, tai tai tenais ilgai buvom, kol vieni arkliai atvažiuoja, kiti grįžta atgal, vėl perkinka, o kitus tuos arklius varas šonu tenais per netikusi. Tai būdavo, tai toks atvejis, epizodas toks įdomus, įsiminė man tuo laiku. Reiškia, lėktuvai viršuj skraido, ir vienas į kitą šaudo. Ir virš mūsų, vokiečių ir rusų. Ir kai pradėjo kulkas, tuk palei kelią, mama mūsų iš pakarpos ir į krūmus kažkur įgrūda ir sakė, neiki daugiau nieko. Sakot, tai kiek jūsų buvo? Jūs keli broliai buvot? Dviese mes. Su broliu? Su broliu, jo. Su broliu aš turiu dar Vytenį. Tai va, o dar vienas prieš pat, matyt, tos mokytojus prie Smetonos irgi kilnoja iš vienos mokyklos į kitą. Tai tik tiek žinau, kad 44 metais,
ar 5, nežinau, čia Vilnių užiminėja rusai, turbūt 54. 5 turbūt. 4. 4. Tai va, tai 4 metais jau gyvenam Aluntoj. Alunta prie Vilniaus. Ten mokykla dirbo jie. Tai jau Joniškėlį negrįžo, žodžiu. Jo, tai šitą o gyvenam Vilniuje, atsimenu. Ir kai Vilnių jau ruošėsi bombarduoti rusai, tai aš nežinau, iš kur tie vokiečiai sužinoja, supranti, ėję per visus namus ir aiškino, kad vot šiąnakt naktį, tokiu ir tokiu laiku, reiškia, rusai bombarduos. Neždinkitės iš Vilniaus. Tai nežinau, tėvas ant dviračio, ar kur jis ten nuvažiavo, nežinau, gavo vieną arklį, sumetė mūsų vežimą. Bet įdomu, kad patys vokiečiai įspėjo, ta prasme, gyventi. Tai kas įdomu buvo. Ir vaikščiojo ne taip, kad koks nors tenais apsirengėlis, koksai, šitą kareiviai atėjo. Ir ne vienas, 2, nežinau. O jie vokiškai bandė paaiškinti, ar jo, vertėja? Vokiškai paaiškino. Kadangi aš žinau tik tiek, kad tėvas ir mama mokėjo vokiečių kalbą. Tai o tėvas važinėja tenais į Vokietiją, į Karaliaučiaus tenais kažkokiu tais tikslais, nežinau, prie Smetonos, ko jis ten važinėja, bet žinau, kad važinėjo, pasakojo. Tai va, tai išvažiavom ir, vežime mūsų uždengė tokių adialų ar ko tenais, vienis žino, ir liepė gulėti, bet vis tiek brolis tai buvo jaunesnis, 2 metams, tai aš irgi mažas buvau, bet tai man rūpi, tai pro mežimą, reiškia, žiūrėjau Vilniaus pusę, tai mačiau, kaip lėktuvai atskrenda ir tas lempas nuleidžia, tokias buvo, nežinau, tais laikais, kokias jos ten pakabindavo, ir bombardavo tą Vilnių. Tai tiek prisiminiau šitą iš karo daugiau. Dar vienas atvejis buvo. Kai tėvas važiavo į šitą, grįžtant ar kur, nebeatsimenu kokioj vietai, bet žinau, kad reikėjo į šitą gerą kelią įvažiuoti. Ir ten stovėjo sargybiniai rusų jau. Ir moteris stovėjo. Tai tėvas su jom tenais aiškinosi, barėsi, tai kas sako, aš pravažiuosiu čia kelis kilometrus, ir viskas. Tai jisai paskui su botago arkliam bim ir ant to, reiškia, žvyrkelė užvažiavo. Tai tos, tik tiek, kodėl įsiminė, tos iš automato paleido kelias serijas į viršų, bet tėvas nesustoja ir, nežinau, nešaudė į mus. Tai tiek. Ir visas karas pasibaigė. Ir atsidūrėm Pagėgiuose. O Pagėgiai tada buvo, man rodos, ten matyti jau daug vokiečių tokių gyveno, ten nesuprasi jie, ar vokiečiai, ne vokiečiai tokie, kaip jie vadinasi, nežinau, tenais, kaip Šilutėj, tenais dar kaip jie ten. Tai va, tai stovėjo namai tušti, tiesiog pasirinkti. Tai kai mes jau atvažiavom, tai tėvas nuėjo ten kažkur į valdžią, tai pasakė taip ir taip, tai sako, tenais namai, sako, 5 ar 6 tenais buvo tušti, rinkis. Tai tiek įdomiai, tik tiek buvo, kad atėjom į namus tos, viskas, baldai, visa apyvoka, viskas, ir žaislai vaikų kambarį, ir geležinkelis išdėstytas, ir traukinys stovintų.
Viskas, sakau, mes pradėjom rėkti, šitam name pasiliksim, kadangi čia žaislai tokie, kurių niekada nematė, va, taip ir pasilikam tuose pagėgiuose. O paskui dalinys atsikraustė rusų, netoli tenais. Nu, tai prasidėjo. Nu, kiek tenais, į 3 klasę jau ėjau pagėgiuose, tai žinau, kad tėvai kalbėdavo tarpusavį, kad, reiškia, veža žmonės į Sibirą, bet man čia taip labai sunkiai suvokiamas buvo dalykas, nu, tai nekreipiau dėmesio. Nu ir 25 kovo 49 metais atėjo pas mus stribai ir ruskių šitągi karininkas. Tai čia buvo naktį? Ne, taip paryčiais, kokią nežinau, nu, kažkaip tik brėkšt pradėjo. Tai va, atsimenu, tai dabar, o kaip tik tėvas dirbo pagėgių vykdomam komitete. Nu ir kadangi jis ten dirbo kažkokiam tai skyriui, nežinau, kokiam jis tenai su tais vykdomo komiteto žmonėm važiuodavo kolūkius tverti. Nu ir jo nebuvo namuose. Jis buvo išvažiavęs kažkur. Tai tada mama sako, aš be jo nevažiuosiu. Sako, norit sušaudykit mane, sako, aš nieko nedarau. Tai jie pasakė, atvešim. Paklausė dar mamos, ar jisai ginkluotas. Sako, niekada ginklo neturėjo. Tai va, nu tai tik tiek susiėmė. Ir kas blogiausia, kad stribai neleido net paimti, čia lašinių turėjom, ten kabėję, žinai, ant aukštą ten kažkur. Tai tas jau ruskių karininkas, kas jam čia užėjo, sako, ant motinas, sako, rusiškai, reiškia, eik motin, sako, pasiimk lašinius, bet sako, jūs, sako, jeigu nieko neturėsit, nei lašinių, sako, kol davažiuosit, tai numirsit badu. Tai va tik tiek atsimenu ir dar atsimenu tokį atvejį, į lauką išvedė, sakau, man reikia į tualetą, nu. Tai į lauką išvedė, ten už kampo namą pasilengvinti, tai tas stribas sako, ant manęs bėk. Sakau, kur bėk? Bėk, sako. Bet aš kažkaip venėsi, žino, pagalvojau, kaip čia aš galiu bėgti, nesąmonė. O tai galvojau, paskui jau galvojau, o gal jisai galvoja nušauti. Bet aš atsisakiau bėgti, tai jis vėl atvedė mane į namus ir viskas. Tai atvežė mus į traukinį. O tai jūs visą tą laiką tėvelį laukėt? Jo, tėvą atvežė. Į namus jau buvo supakuota, kiek ten mums leido pasiimti ką. Ir tada į mašiną, mašina stovėjo lauke, reiškia, ir nuvežė į pagėgių stotį. Jūs viena šeima ar dar kaimynus kažkokius kažką, ar tik vieną jūsų šeimą vežė mašina? Tuo metu nežinau, man atrodė, kad mes vieni, bet šiaip vežė ne. Ir dar kas, paskui tėvas kalbėjo, kad sako, mes per klaidą pakliuvom. Mama dirbo mokytoja mokykloj pagėgiuose, tai sako, turėjo kažkokį tenais kaimyną, tai nežinau, MTS jis dirba kalvis kažkoks ar kopisai tenais, tai jį turėjo vežti, bet jisai sužinojo, kad jį išveš, jisai dingo, pasislėpė, nu tai kaiminystėje mes gyvenom, tai atėjo pas mus ir mūsų susiėmė. Atseit taip tėvas sakė, nežinau. Nu tai va, tai tam vagone mus ten sukišo ir tik tiek atsimenu, kad atėjo kažkokia moteris, pažįstama jų,
ir tėvai paprašė, sako, tu kaip nors gali, sako, paimti algą mūsų, kad pinigų mes turėtumėm. Nu tai jinai suveikė tą reikalą ir mokyklai, ir šitą, ir geranoriškai tenais, jie pažiūrėjo, ten jie, nu 25 jau galas mėnesio buvo, tai už visą mėnesį jiem užmokėjo algas, tai o tik tiek atsimenu. Nu, o važiuojant traukiniu, tai šak. O tą emociją atsimena traukinių stoti arba mamos galbūt kažkoks nerimas, išgąstis, nežinau. Nu, tai tėvų kažkoks tai. Visą laiką toksai labai gerą ūkininką vidury vagoną pasodinti. Tai jis visą pusę vagoną užėmė, o mes tai tenais jau ant tų narų buvom. Nu ir daug jaunų vyrų buvo ir merginų. Tai dabar čia jau už Lietuvą pravažiavom ir tiktais jie kažkaip užjautė, vagono durys neuždarytas. Viskas susirinkimas, toj kas bėgs. Reiškia, šoks iš vagono, traukinys smarkiai nevažiuodavo, dar kiek, žinai, tokį didelį ešeloną traukti irgi matyt nepatraukdavo. Tai dabar tik tiek atsimenu, įdomi buvo tom, kad buvo 3 broliai ir 2 seserys. Ir viena jų mama, jau tėvas matyt jų tų jaunų vyrų buvo turbūt miręs ar ką, tai jie, reiškia, taip nusprendė. Vienas pasilieka su mama vyras ir viena mergina, o jie dviese ir ta mergina iššoko. Iššoko jie? Jo, iššoko iš traukinio. Bet čia jau ne Lietuva? Ne, jau Belarusijai buvo. Tai tada, supranti, įdomiai, ryte atėjo, kaip kiekvieną rytą būdavo, kaip čia pasakyti? Skaičiuodavo? Jo, perskaičiuodavo visus. Pavardėm. Šach nėra. Kur? Nėra. Klausė visų, niekas nežino. Tai viskas. Tai, kažkoks suskelis, matai, pasakė, kad buvo neuždaryti durys. Viskas. Iš jūsų vagono? Jo. Kiekvienam vagone buvo tenais kažkokie tenais laiptai ar kas, ten stovėdavo tas kareivėlis, per naktį vargšas. Tai dabar jį pasikvietė, aš tik tiek atsimenu, kai jis jaunas vaikinukas buvo labai. Tai ką, neuždarė durų, reiškia, klemka tas prisipažino, toj pat jam šautuvą atėmė, pradėjo mušti tenais ir nusivedė, tai jam jau buvo chana. Matyt, nežinau, ko pasivaigė. O dabar, ką jūs atsimenat, ką jautėt, pavyzdžiui, traukinių stoty, ar kažkokia baimė, kai jau vežtus jau norėjo? Aš, pavyzdžiui, tokį nejaučiau jokios baimės, tik tokios smalsumas ir apmaudas, kad nubaudė mus be reikalo ir veža kažkur vienisi žino. Tai toksai man. Paskui, kai užvažiavom už Uralą, šalta, siaubas, traukiny, taigi Jėzus Marija, čiagi tas langelis apledėjęs, tokiu geležiniu uždengta. Aš susirgau, pradėjau kosėti, tai būdavo spjaudydavau snarglius tos ant tos geležies ir tie snargliai iš karto užšaldavo. Nėra, užsikloja tenais, vis tiek šaltas siaubas. Ir pirmą kartą tada kažkur prie Omska
ar už Omską, neatsimenu, kadangi Omske mes sustojom ir mus į pirtį vedė. Tai stovėjo šitie jau ruseliai palei gatvę, žiūrėk, kolona tai didelė, tai visi reikia, o fašistai, o fašistai. Galvoju, veidas čia dabar, fašistai. Nu tai, o paskui ten užvažiavom už Omską ir įdomiai tai pamatėm visi, kad visi stebėjosi, kad pakinkyta karvė į roges. Nu čia nieks neužinė. Siaubas. Tai visi stebėjosi ir galvoja, nu velnias čia žino, kaip čia yra, kur čia mus veža. O čia už Uralą dar toliai važiavom iki pat Krasnojarsko. Ir labai įsiminė šitą Krasnojarskį iškrovė mus, reiškia, visi susėję, taip eiliai, visi su savo rakandais stovi ir atėję vergų pirkėjai, taip kai aš Tomą Trubeliai skaičiau. Ir, reiškia, klausė, kokia sveikata, išsižiok, žiūri į dantis, jauki matalkai. O tai aš iš pradžių tenais taip nesuvokiau, bet paskui man toks net drebulys ėmė. Sakau, nu kaip taip, nu tai pasirinka kažkaip vienus kitus tenais ir... Tai atskirdavo šeimas? Išskirdavo? Ne, šeimų neskirdavo, jau nebeskyrė. Kartu su šeimom vėl į traukinį ir pajechali į Chakasiją. Vėl parą laiką, ar kiek tenais mes, ar kiek važiavom į pietus, į Chakasiją, į pietų Sajanai tenais. Tai ten nuvežė mus į kalnus, į tokią taigą paskui. Tai ar ten jau kažkas buvo jau kažkokie tai tremtiniai, ar ne, pirmieji? Mes pirmieji buvom. Jie net nežinojo, kad tokie tremtiniai gali būti, kad ką, supranti, tai kai atvežė mus, tai jie nustebę buvo. Jie iš pradžių galvoja, kad čia vokiečiai atvežti, reiškia, nelaisvėj kokie nors. Bet čia vien lietuviai buvo, ar ne? Vien lietuviai buvo. Paaiškinom mes, kas mes tokie esam. Nu tai tėvai aiškino, mes tai toj susidraugavom su ruseliais. Kažkokia gyvenvietė, ar ne? Ta prasme, Nu, kolchozas. Kolchozas. Jo, tai ir kaip apgyvendina mus pagrindiniai gyvenvietėjai. Ne, ten nebuvo kolchozas, sovchozas. Tai tam pagrindinė gyvenvietė, tai biškį didesnė tenais, daug daugiau visko. O gal galite paaiškinti klausytojui, kas yra sovchozas ir kuo skiriasi nuo kolchozo? Sovchozas tai skiriasi tom, kad, reiškia, čia išlaikė tą ūkį valdžia. Mokėjo algas, mokėjo viską. O jau kolchozas skaitėsi tenais kooperatyvas. Tai ten, kaip nusprendė, taip ir bus. Tai ten užtat nieką negaudavo. Visi nenorėjo, tai jau kolchozas siaubas. Tai čia gerai buvo, kad sovchozas, kad mokėjo algas, tai čia ir mes eidavom dirbti. O koks klimatas tenai buvo? Klimatas buvo 1,5 kilometro virš jūros lygio. Tai kai būdavo vasara karšta, tai aš žinau, kad mamai buvo labai jau bloga, su širdim bloga. Kažkaip tais orą trūkdavo, viską. Mes tai ne, jau ten nesižino. Bet, įdomu dar tiek, kad vis tik kaip atvežė mus iš karto paskiepė nuo encefalito, rodos, ar jo, visus. Bet ten užas, kiek tų erkių buvo. O kažkaip Laimo ligos nebuvo, nežinau kodėl. Tai va. Tai kiek laiko ten prabuvo toj Kakasijoj? Toj Kakasijoj prabuvom, taip, 13 metų.
kaip jau paleido, man atrodo, 57 metais rodos, jau leido grįžti. Tai ten tokie lietuviai, draugavomės, jų vaikai, jų amžius irgi buvo, 2 broliai buvo šeimoje ir mūsų šeimos draugavo su jais. Šatinskas toks pavardė, aš net prisimenu, Šatinskiukai. Tai va, tai jie jis buvo buvęs karininkas, tai jis jau biškį toksai žmogus. Tai jisai išvažiavo iš karto ir paskui čia į niekur Lietuvoje ir ten, kur jisai gyveno, neatsimenu kažkur, prie Tauragės rodos ar kur, reiškia, neregistravo, nepriėmė niekur. Ir tada jie išvažiavo į Kaliningradą sritį. Ir žinau, kad tas, kur su jo jau vyresniu šito jų vaiku, užmiršau vardą, draugavau, jis nuėjo į Kaliningradę į jūreivių mokyklą ir žuvo, iškrito iš laivo ir užsimušė, kaip čia į vandenį tieškėsi, matyt, nežinau, kokiu būdu, tai kaip tenais įvyko, tai taip. Tai va, tik tiek, tai tėvai dar nusprendė, kad reikia palaukti biškį. Kadangi laiškus atrašė, jie supranti, kokia čia siaubas padėtis, kad čia komunistėliai vapšiai užsipanavoja. Tai va, tai tada... Ar jūs gaudavot žinių iš Lietuvos? Gaudavau. Ir dar vienas, dabar prisimenu, įdomus atvejis. Reiškia, jau iš taigos biškį prie sostinės Abakaną gyvenom. Jau čia tėvas gavo šitą pareigas geras savchozė, prie Černogorskij Molotčnai savchoz buvo. Tai jisai aptarnaudavo, reiškia, tą Abakaną ir Černogorską, o Černogorskė buvo kasyklos anglių. Tai va, tai dabar, reiškia, vieną kartą kažkur, aš ten nežinau, lauke, pavakarį grįžtu namo, taip žiūriu ant stalo automatai išdėlioti, vokiečių. Čia galvoju, čia dabar kas, girdžiu kalbą, tėvas su motina išėjo, sako, tylėk, eik tenais į virtuvę ir sėdėk, sako. Tai jie ilgai buvo, aš atsimenu, kad jie dar šitą šnapsą butelį išgėrė, jie buvo 3. Ir, reiškia, jie visi ten kalbėjo ilgai tenai su tėvu, nežinau, ir viskas, jie išėjo, kai sutemo. Tai paskui jau aš pradėjau klausinėti, kas, kaip, tai pasirodo, jie iš čia, iš tremties, bet kur jie ginklus gavo, tai nežinau. Ir tėvas sako, nežinau. Jie važiavo į Lietuvą, reiškia, eiti partizanus, kovoti prieš rusus. Tai va. Tai pas tėvą būdavo, dar atsimenu šitam Lietuvoje, dar partizanai užeidavo pas jį, tenais kažkokių reikalų turėdavo, nežinau. Velnias žino, kad buvo kelis kartus nakvoja tenais pas jį, Pagėgiuose atsimenu. Bet kaip jie ten į miestelį nebijodavo, ateit velnias žino. Persirengė paprastai, ten kokį užeidavo. Tai o tėvas tai turėdavo tokį ryšį su jais, nežinau. O kaip prisimenat Stalino mirtį? Ar buvo šventė? Įdomiai prisimenu. Gyvenam tokiam sušiktam name be stogo. Ne, stogas dar buvo, bet toks jau paprastas ir toks didelis buvo būtas kambarys ir ten
lentom perkalta, čia du kambariai. Ir kitoj buvo šitie ištremti iš Ukrainos, vakarų Ukrainos, ukrainiečiai. Dabar, kai Stalinas numirė, dar įdomiai buvo tos ukrainiečias, kol 6 pirštai ant kojų buvo. Tai aš įsiminiau labai kažkaip tais. Jinai basą moteriškių vaikščiodavo. Tai išėjo ir su keiksmažodžiais jinai, supranti. Va, sako, tas nudvėsė. Ten rusiškai labai ten įdomiai įsireiškė. Tai jinai ir džiaugiasi. Tai ir paskui jau aš mokykloje, tai čia biški jau, tai ir aš džiaugiausi ir, tėvai aišku džiaugiasi, sakė, jau dabar tai viskas, jau važiuosim. Bet dar ilgokai reikėjo laukti, kol važiavom namo. Šiaip mokykloje atėjau, tai trauras, mokytoja verkė. Aš galvoju, ko čia verk dabar, perkūnas žino. Tai ten kažkas paklausė iš vaikų. Tai va, numirė, tai dabar blogai bus visiems, čia mes jau Jėzus Marija. Aišku, tie, kas nežinojo, kai jisai buvo žvėris, toks pat kaip Putinas žudė žmonės. Tai va. Į Lietuvą norėjot visą laiką grįžti? Ir kas, tai aš jau paskui į kariuomenę mane iš ten paėmė, Breste tarnavau. Grįžau ir tiesiog susirgau tą tokią, nostalgiją, ar kaip čia vadinasi, ta liga, kad taip noriu į Lietuvą, kad šakės, sergu. Visokias lygas čia mane lyg tai. Mama, sakau, sako, tai kas čia tau yra? Sakau, reikia važiuoti. Sakau, jau visi išvažinėja, davai, sakau, tai važiuoju. Tai šiaip ne taip prikalbėjau. Atvažiavom, grįžom čia į Kauną, iš pradžių, paskui į Prienų rajoną, tenais tėvo brolis buvo. Tai paskui jau, kai reikia, nuvažiavo jisai į Vilnių įsiaiškinti, už ką, kodėl jį išvežė ir kodėl tam Tai, sako, aš tą bylą paėmiau, pažiūrėjau, sako, kiek ten prirašyta visokių tenais nesąmonių ir taip toliau, bet darba jokio. Prienus nuėjo, paskutiniu metu, kai iš Lietuvos, tai jis buvo tarybinio ūkio vyragronomas jau, vienu tarpu ne direktorium buvo, bet jis paskui nenorėjo. Tai brolio sūnus, reiškia, dėdė, tu pasilik čia, būsi jis brigadininku dirbo. Brigadininku būsi, o aš noriu labai į Kauną. O jis, kai jauniausias buvo, jį palika namuose, tėvus prižiūrėti. Užtat jis norėjo pabėgti. Sako, jūs čia gyvensit netoli, jau jisai surado kur. Nuvažiavo į rajoną, su tėvu, žinau, jisai, tai šitą rajonę paklausinėjo. Sako, kaip, sako, taip, aš čia dirbau tokiu ir tokiu. Tai kiek tam hektarų ūkiai buvo, kaip pasakė, tai jų rajone beveik kiek pat. Dirbamo žemės. Tengi ūkiai Sibire buvo baisiausiai dideli. Kol apvažiuoja, tai važinėdavo su mašinom visi. Ne taip, kad su arkliais čia, su arkliuku pajodinėjusio. Tai ir vis tiek nepriėmė į brigadininkus. Tai aišku buvo, kad Sibire. O kaip atsidūrėt Merkinėj ir ką prieš tai veikėt? Merkinėj, kai atsidūriau, reiškia,
kai grįžom, tėvas ten nerado, kaip sakiau, tam Prienų rajone nerado darbo, net gavo, ten viskas. Paskui nežinau, iš kažkokių šaltinių, kad, reiškia, Kaune mašinų išbandymo stotis tokia buvo. Palei tenais jau prie pat, ne visai mieste, čia už Sargėnų biškį. Nu, tai tenais priėmė, Katylius toks buvo viršininkas, jis visus tenais šitos tremtinius priiminėjo į darbą. Ar leidimas yra, ar neleidimas nėra, tenais viskas. Priėmė, kadangi aš buvau išmokytas šoferiu, tai aš čia ir įsidarbinau pas jį. Tai šitą, ir tėvas ten, nežinau, brigadininkų kažkokiu dirba laukininkystės tenais, bet pačiam toj tenais čia gyvenvietėje neturėjo kur apgyvendinti, tai ten tokiam kaime, Šančiai kaimas vadinosi, tai ten apgyvendinamas. Tai va, tai čia, nežinau, tokie visi lenkai buvo aplinkui, lenkiškai kalbėjo. Tai aš klausdavau, ką reikalas, kodėl čia vieni lenkai blechamuko, Lietuvoje. Taip ten, nežinau, paaiškino mama, kad čia taip ir taip. Tai va, ir paskui, reiškia, ką aš ten pabuvau, susipažinau su Vasiliauskiene tenais. Tai ir paskui mums reikia kažkur gyventi. Ir čia Azotas pradėjęs statytis. Mes čia į Jonavą atvažiavom. Iš pradžių Bendravotį gavom, paskui tai ir taip toliau. Tai Jonavoje pradirbam ir aš Jonavoje išėjau į pensiją, Azote, kadangi dar prie sovietikas išėjau 89 metais, tada išleisdavo, kadangi skaitėsi kenksmingas darbo sąlygos, tai skaitėsi, reiškia, kad išleidžia į pensijas nuo 50 metų. Tai aš ir išėjau iš ten. Tai paskui, kaip daug kas ten išėjo tuo momentu, tai visi dirbom, visi, kaip sako, būdavo, sako, šitągi personalas vadovaujantis pasidarė visi taksistais. O aš, kaip prieš tai dar kaime būdamas dirbau, į Kauno Politechnikos institutė išlaikiau įstojamosius egzaminus. Ir kaip mane iškvietė į šitą pas rektorių ar kokį tenais, nežinau, koks ten načalnikas, pasakė, nesimokysi šitamgi dieninimu. Sakau, kodėl? Sako, pats žinai kodėl. Tai sakau, ką siūlot? Jeigu nori, tai gali vakarinį arba neakivaizdinį. Tai vakarinį kaip čia man neišįsinį, ką aš čia neturiu su ko važiuoti. Tai neakivaizdinių mokiausi, paskui į Jonavoje neakivaizdinių, tai paskui, kadangi specialybės nebuvo čia tokios, tai persivedžiau į Maskvą VZPI. Tas Всесоюзный заочный политехнический институт, jau ten. Tai paskui aš dirbau šitam Azote pamainos viršininku, prieš išeinant į pensiją, tai už tai čia mus ir lasdavojo. Paskui rinkimai buvo, 92 metais, rodos, pirmi tokie čionais. Ir komisija aš šitogi buvau ten deleguotas, jau tada buvo susikūręs šitągi Tėvynės sąjunga, kadangi aš įstojau iš karto.
Tai, tai susipažinau ten su visokiais veikėjais, nu tai paskui sako, tai kur tu dirbi, sakau, niekur, o taksuoju. Tai sako, gerai, tas jau vykdomo komiteto pirmininkas, dar vykdomo komitetas buvo, nežinau, nebuvo perdarytas turbūt. Tai sako, man reikia nakvynės namų načalniko. Nu, tais laikais jie vadino direktorius. Nu, tai sakau, gerai, bet sako, niekas ten nenori dirbti. Sakau, kodėl tu, sakau, man koks skirtumas, sakau, o tai kodėl, nu tai tu, sako, žinau, kad nakvynės namai kokie ten žmonės. Nu, tik kai aš pradėjau dirbti, ten šakės, nu, zbrot, iš kalėjimo visokie grįžę ten, o Jėzus, kas ten dėdavas, užas tiomnis, nu tai nesvarbu, tai vat, ir paskui kažkaip grybauti vis čia važiuodavom. Ir kaip jau pasibaigė šitą Vasiliauskienė išėjo pensiją, jau gavo, jinai vėliau už mane išėjo, kadangi jinai 4 metais jaunesnė, tai, nu tai va, tai tada buvo klausimas, nu ką mes čia darysim šitam Gijonovoj, nu kiek čia gali sėdėti, važiuojam į Merkinę gyventi. Tai čia atvažiavę, ieškojam čia visur, susipažinom su Jakimoniu, ne to, kur šitą dirbo, bet jo sūnus, tas, kur dabar Andriaus tėvų. Nu tai va, tai tas čia mus čia nurodė, tai paskui suradom. Nors aš mūrinį namą labai nenorėjau, bet kad neradom. Ai, norėjom, radom šitą, vat, kur dabar šitie Jurašas. Žinai, ten pakalnėje, prie, va, šitos namus nupirkti. Bet velnišką kainą užsinorėjo. Nu ir kiek mes tenai su juo kalbėjom, su niekaip nesutiko jisai sumažinti. Nu tai taip, tai vat šitą ir namą nupirkam. Bet kažkaip tai vat keista, į Merkinę atvažiavom, aš kažkaip pasijaučiau, kad aš saugus kažkoks, toks vat lyg ir kažkaip tais nežinau, toks jausmas buvo, kad čia labai gerai, kad čia nors mano senelis nuo Zarasų tenais, bet kaip išsiaiškinau aš, kad jis jaunystėje kažkur čia irgi nuo Dzūkų krašto. Bet kadangi jis Stogdengys buvo prie caro laikų, tai jisai net į Latviją nusibombinės buvo, ten uždirbdavo daugiau. Nu ir tenais nupirko ūkį, tai užtat ten pasiliko. Tai gal, sakau, taip pagalvojau, gal čia mane čia taip ir traukė, čia vat, tas visas supranti, bet labai taip jaučiausi saugus, nu, labai komfortiška tokias jausmas. Toks, patiko miestelis, žodžiu, jo, gamta. Toks, nežinau, patenkintas. Prilipo. Jo. Taip, tai dabar apie jūsų visuomeninę veiklą, tai kiek žinau. Visuomeninė veikla, nu kaip, Azote šitą komjaunuolių mane padarė tenais. Nu, tais laikais reikėjo, reiškia. Tai, va ta ir veikla prasidėjo tokia, bet aš niekur nedalyvavau tenais, niekad. Tai paskui, kaip tremtinių susikūrė šitą bendriją, tai aš iš karto į bendriją įstojau, nu ir tenais mes pradėjom ten visur važinėti į Vilnių, ten į KGB rūmus, budėjimai visokie, viskas ir taip toliau. Kaip tada įstojau, paskui kai susikūrė Tėvynės sąjunga, tai iš karto mane pakalbino, tai aš iš karto nuėjau. Iš pradžių tai tiesa į sąjūdį,
kai sąjūdis kūrėsi, tai į sąjūdį įstojau. Tai va, nu ir taip Tėvynės sąjunga pastoviai visą laiką, visur, kur reikėdavo, tenais eidavau, darydavom, atsimenu per rinkimus, eidavom po kaimus. Tai mus jau žinojo, eidavom ne vieni, žinai, eidavom dviese, tryse, tai vienoje vietoje užpjūdė mus šunim. Reiškia, kas jūs čia tokie, taip ir taip, reiškia, nu, nekentė. Žmonės kažkaip buvo visai, aš niekad nesuprantu, kodėl jie tokie buvo, beveik visi žino. Nu, aišku, daug ištremtų buvo, tokių normalių žmonių, tai likę buvo tokie stribai. Tai va, tai ten paskui čia atvažiavo, čia į Merkinę kažkaip tais, nežinau, pas Kazulionį nesinorėjo, tai aš žinojau, kad bendryje jau aš tenais buvau Jonavoje į bendryje įstojęs, nors buvau Tėvynės sąjunga, kadangi leido bendryje ir čia būt, tai nusprendėm čionai sukurt bendryje, kadangi Miliauską dar šiek tiek iš matymą ten žinojau, kadangi iš Jonavos važinėjom. Nu tai va, tai čia sukūrėm tokį, bet tai kažkaip... Ir kiek narių buvo Merkinės skyriui? Narių buvo, nežinau, apie 50 iš pradžių. Čia daug buvo. O sakykit, jūs turėjote labai gražią politinių kalinių tremtinių bendrijos Merkinės skyriaus vėliavą. Ir ją esat padovanoję muziejui. Iš kur jūs tą vėliavą gavote? Jo, įdomiai buvo, reiškia, vėliava. Nu kaip, jinai pinigus kainuot turėjo. Tų pinigų čia mes nesurinkam. Čia aš ėjau, rinkau su Bakanauskienė tokia buvo. Dabar ir jinai, ir jisai miręs yra. Tai jinai irgi labai daug padėjo. Nu, Zygmantienė dar padėjo. Tai šitą, nu ką daryti? Trūksta pinigų, aš suradau, kas čia padarys, siuvinės šitoj druskininkuose. Nu, bet tai ir ten reikia užmokėti, tai nėra pinigų, tai tada nusprendžiau taip, pašol į mišką grybauti. Nu, tai priduodavom ir užkas pinigus sudemus. Tai taip ir surinkau iki kiek reikėjo, nebeatsimenu, kiek reikėjo, bet tada palaukiau, lytai buvo rodas. Jo, buvo lytai jau. Tai va, tai surinkam pinigus ir tada vėliava, nu, bet tai kažkaip tai man vėliava ant to kotą, nu, nežinau. Čia mane įkalbino šitasgi Kaupinis, kad tokia turėtų būti. Nu, neprotestavau, bet galėjo būti kitokia. Bet graži, graži. Nu, bet padarė ta moteriškė, tenais padarė, jinai jau sako, nu, stengiausi tau padaryti. Tai va. Nu ir po biškį tokia veikla, aš atsimenu iš pradžių kažkaip tais bendrijai susikūrus, tai mes į susirinkimus tos į Vilnių važiuodavom. Paskui kažkaip noras visiems praėjo, nusistovėjo toks pusiau gyvenimas, nu ir pradėjo mirti vienas po kito. Bet po to su jaunimu pradėjot šiek tiek su jaunimu tai buvo ekskursijas tos, reiškia, pinigus gaudavom, tai tada, nu ką, tremtinių, niekas nenorėjo važiuoti. Iš pradžių dar vienas kitas rodos važiavo, paskui nusprendėm taip, kad geriausia mokyklą paimti ir važiuojame ekskursijas, tai kiekvienais metais važinėdavom po Lietuvą ekskursijas. Tai ten įdomu, nu, vaikam įdomu buvo.